be tų pašaukimų ar tų mąstymų vis tiek kunigas turėtų pasižymėti, norintis būti kunigų žmogus, turi pasižymėti kažkokiais, charakterio bruožais, bet kuris juk negali būti. Kiekvienas kunigas yra žmogus ir kiekvienas kunigas yra skirtingas ir kiekvienas kunigas yra su charakteriu. Geresniu ar blogesniu, bet kiekvienas bent jau turėtų būti žmogus, kuris pirmiausiai, atsidavęs, pavadinkim, Dievui taip. Kad kunigas, tai kuriam pirmoje vietoje yra Dievas ir tie žmonės, kurie yra su Dievu, už kuriuos jis yra atsakingas. Aišku, tai jau ne iš karto visą tai ateina toksai supratimas, bent jau taip turėtų būti. Kokios kunigo charakterio savybės ar kokie kvalifikaciniai duomenys turi būti, sprendžia seminarijoje iš tikrųjų. Daug kas prašosi ir jie tikrai įsitikinę, kad jie bus labai geri kunigai, bet kažkodėl seminarija, perėjus komisiją, priimamąją, rekrutacinę, ar kaip čia kitaip pavadinsi, daugelį atmeta. Arba tai būna nesveika psichika, arba kažkas panašiai, arba taip toliau, arba mato, kad čia iš visos skrajūnas, žmogus dar nesubrendęs. Tol dabar yra tendencija vis didėjanti, kad priimti kunigų seminarijas vyresnio amžiaus žmonės, jau nebe po 18, jau bent po 20 kelis metus, kad žmogus būtų šiek tiek susipažinęs su gyvenimu. Vienas iš dalykų dar yra, bent tai reikalavimą katalikų bažnyčioje, būti pasiruošus gyventi celibate. Klausimas natūralus toks, ar lengva? Įvairiai būna. Nuo žmogaus priklauso turbūt. Ir nuo žmogaus turbūt, kiek jis intensyviai gyvena su Dievu, lengviau, sunkiau, bet vis tik tai yra įmanoma. Gerai, sakykit, dabar kokia yra tendencija stojančių į seminarijas? Aš spėju, kunigų norinčių tapti kunigais mažėja. Kaip jūs manot, kodėl mažėja? Mano galva, pirmiausiai tai, kad yra kažkokia krizė bažnyčioje pačioje. Pačioje krizė ne tik katalikų bažnyčioje, bet šiaip krikščionybėje. Kažkas yra šiuo metu kažkoks apsnūdimas, susnūdimas. Ir bažnyčia kaip tokia, kaip bendruomenė, jinai negimdo. Jinai yra kažkokia truputį, mažokai gyvybinga. Aš nežinau, ar čia pradėjus groti gitaromis atsirastų kažkas tai tokio gyvybingesnio, gal šiek tiek, bet čia yra kažkas giliau. Tai gal visuomenėje turi kažkokių problemų? Pirmiausia, tai kad labai mažos šeimos, bet to visuomenė nusistačiusi labai aiškiai antireligiškai. O nemanot, kad tiesiog nesuvokia, kas tai yra bažnyčia, kas tai yra Dievas? Nes, turbūt daugumai pasakius bažnyčia, tai pirmiausia asocijuojasi su pastatu, kuriame nuobodus dalykai vyksta. Iš tikrųjų tai yra netiesa. Bažnyčia tai yra pastatas, kaip bažnyčia tai yra iš mažosios raidės. Tikroji bažnyčia tai gyvų žmonių bendruomenė, iš didžiosios raidės bažnyčia. Nepaslaptis, kad mūsų visuomenė dar turi pakankamai daug problemų, ar ne? Tai aš norėčiau tiesiog paklausti jūsų kaip, tikrai neseno palyginus kunigo, gal jūs galėtumėt kažką patarti jaunai kartai, kaip mums reikėtų gyventi, kad, sukurtume pakankamai gerą rytojų, pakankamai gerą gyvenimą? Nenoriu moralizuoti ir nenoriu dejuoti ir sakyti, kaip čia visada viskas blogai. Iš tikrųjų yra gerų dalykų, ar ne? Bet vis pastebiu tą tendenciją vis labiau gravituoti materijos link. Visos kalbos, visos šnekos sukasi tik tai apie pinigus. Kaip padaryti karjerą, net ir kunigystės tarpe yra įsivėlę kai kurie žodžiai, o jau čia tu karjerą padarė, ne? Viskas kažkaip tai lyg tai tarsi gravituoja materijos link. O juk žmogus nėra tai, ką jis valgo ar geria. Žmogus yra kažkas daugiau, žmogus nėra vien tik tai materija, kaip sakiau, tai, ką jis valgo ar geria. Todėl jaunai kartai aš linkėčiau susimastyti ir netapti vien tik tai tais, kurie besirūpina tai, ką valgysime ir tai, ką gersime. Žmogus yra kažkas daugiau. Ir aš jaunai kartai linkėčiau apie tai susimastyti. Jeigu jie dabar to nesupranta, gyvenimas galbūt prives prie tokių įvykių, kad jie susimastys, kaip ir aš susimasčiau kažkada.
Ačiū Jums labai už patarimus, dėkoju už pokalbį, telydį Jūs Dievas. Ačiū, dėkui.